Atvejis, kurį jums pristatysiu, yra nemigos atvejis, glaudžiai susijęs su miego medicina ir vienas iš dažniausiai klinikoje pasitaikančių atvejų. Turime 58 metų amžiaus pacientę, kuri daugiau nei 3 metus po COVID-19 kenčia nuo nemigos. Ši pacientė kreipėsi dėl miego sutrikimų, ypač prabudimų nuo 3 iki 4 kartų per naktį ir nuovargio jausmo dienos metu. Konsultacijos metu pirmąją anamnezės dieną pastebėjome gerokai padidėjusias veikardio reikšmės. Taip pat atlikome šios pacientės 4 dienų vertinimą ir matavimus dienos ir nakties metu su aktigrafu Oura Ring. Gydymas, kurį atlikome, buvo orientuotas į miego kokybės gerinimą ir svarbiausia šios pacientės naktinių prabudimų skaičiaus mažinimą bei galimybę juos išvis pašalinti. Šiuo atveju pacientė labai gerai reagavo į gydymą. Buvo pradėta nuo 2 seansų pagal 1 ir 7 programą po 30 minučių. Pagal protokolą gydymas buvo tęsiamas 3, 4 ir 5 seansų pagal 7 ir 8 programą, viską vykdant centriniu lygiu ir tęsiant gydymą pagal 7 programą iki 15 sesijos. Tarp 5 ir 8 sesijos pacientė patyrė didžiausią pokytį ir vietoj to, kad ir toliau naktį prabustų 3 ar 4 kartus, šiuo metu ji miega be jokių problemų. Visa tai susiję ir su darbu bei požiūriu į miego įpročių keitimą. Todėl priklauso ne tik nuo NESA. Iš tiesų reikėjo esminių pokyčių pacientės kasdieniuose įpročiuose. Daug dirbant ir sutelkiant dėmesį į tai, kada pacientė eidavo miegoti, ir tai, kaip jie elgėsi naktį, valandą prieš miegą ir valandą prieš prabudimą ir pakelimą iš lovos. Taip pat daug dirbame su emocijų valdymu, naudodami kitų tipų metodus, naudodami NESA ir kartu derindami šias terapijas sugebėjome padėti kai kuriems tipiniams pacientams, kuriuos konsultuojame. Šis atvejis susijęs su girnelės tendinopatija. Turime 23 metų paciento profilį, kuris krisdamas po krepšinio rungtynių patyrė trauminį pažeidimą – tendinopatiją. Jis yra krepšininkas mėgėjas, o gydymą, kurį taikėme derindami NESA terapiją su kitomis klinikos terapijomis, sudarė pirmi 2-3 seansai. Dirbame pagal 1, 2 ir 3 programas. Kaip? Centriniu lygiu. Šiems 3 seansams progresuojant, siekdami susitelkti ties distalinė sritimi, pradėjome dirbti su L4, atlikdami metamerinį darbą L4 lygiu. Svarbu, kad kryptingą elektrodą galima perkelti. Perkeldami kryptingą elektrodą, niekada neklijuokite to paties lipduko į tą pačią vietą. Kiekvienai turimai programai naudojame jai skirtą kryptingą elektrodą. Tuomet nuo 8 seanso pradėjome dirbti tiesiogiai girnelės sausgyslės srityje. Veikime lokaliai, ieškodami sužalojimo zonos ir lokaliai moduliuodami pagal 6, 2 ir 7 programą. Lokaliai dirbame ties sausgyslę, tai kartu su kitomis terapijos rūšimis ir fiziniais pratimais. Buvo vienas iš teigiamų indėlių, padėjusių šiam pacientui pasveikti. Svarbu buvo tai, ypač dirbant su neuromoduliacija, kad aiškiai sumažėjo skausmas, palpuojant sausgyslę. Šis atvejis, kurį pristatysiu, yra labai dažnas. Tai nugaros skausmas. Turime 73 metų pacientų po operacijos profilį. Praėjus 2 mėnesiams po operacijos jis kreipėsi į gydytoją, skųsdamasis funkciniu bejėgiškumu ir skausmu iradijuojančiu į abi sėdmenų puses ir abi kojas iki pat blauzdų. Derindami manualinę terapiją ir jėgos terapiją, iš pradžių pradėjome nuo 1, 3 ir 7 programos centrinio lygiu. Taip dirbame iki 5 seanso. Nuo 5 seanso 3 seansus metameriškai dirbame pagal 3 ir 7 programą. Kai su šiuo pacientu pradėjome daugiau dirbti funkcinio lygiu, jis informavo apie didelį nuovargio jausmą po gydymo, kuris jam papildomai kėlė diskomfortą kiekvieną dieną. Labai didelis pokytis įvyko, kai grįžome į centrinį lygį, dirbdami tik pagal 5 programą. Nuo tada paciento savijauta drastiškai pagerėjo ir jis iki šiol tęsia aktyvų stuburo funkcijų gydymą. Šis atvejis, kurį pristatysiu, yra apie 4 metų amžiaus berniuką, kuriam buvo diagnozuota aksoninė degeneracinė polineuropatija. Diagnozė nustatyta prieš 1,5 metų. Pacientas pradėjo prarasti abiejų kojų ir abiejų pėdų lenkimo jėgą dorsalinė kryptimi ir nustojo vaikščioti. Neurologinis gydymas neurologinė manualinė terapija ir gydymas naudojant kitas neurologinės terapijas medicinos pasaulyje. Didžiulis pokytis įvyko, ypač remiantis elektromiografiją, įvedus neuromoduliaciją. Tai patikrino ir įrodė jo neurologija,
kuri kasdien rūpinasi šiuo pacientu. Šiuo metu klinikoje su pacientu dirbama pagal 7 programą. Tai atliekama nuo pirmadienio iki penktadienio. Šeštadienį ir sekmadienį pacientas ilsisi. Procesas vyksta jau 3 mėnesius. Elektromografiniai pokyčiai įvyko po 1,5 mėnesio darbo, kurį atlikome pereinant nuo denervacijų iki progresuojančių renervacijų. Dabar pacientas tęs gydymą kelis ateinančius mėnesius, kad galėtume stebėti progresą ir pamatytume, kaip toli galima nueiti su tokio tipo patologijomis. Labai svarbu prisiminti, kad tai pacientai, kuriuo atžvilgiu labai svarbu užmegzti tiesioginį ryšį su šeima, informuoti, kaip toli galima nueiti ir informuoti apie patologijas, kaip pavyzdžiui šio paciento atveju. Taip pat reikia padėti tėvams suprasti, kad be neuromoduliacijos tai, ką jiems nurodome daryti, taip pat turės teigiamą poveikį. Jie taip pat turi suprasti, kad mes šiame visapusiškame gydyme būsime dar viena dalis ir grandis, kuri padės pagerinti paciento būklę.